Vaikai, pakelkite akis aukštyn. Ar matote tą paukštį? Tai yra juodoji mėlėta. Gali kalti medį 20 kartų per sekundę. Bėkime ieškoti toliau. Miškuose galima rasti ne tik daug gyvūnų, bet ir daug medžių rūšių. Tai yra paprastoji pušis. Aukščiausios Lietuvos pušies aukštis siekia 42,5 metro, o amžius apie 170 metų. Ji auga Punios šile. Girdite? Tyliau, nenubaidykime. Tai yra stirna. Stirnos turi ypatingą regėjimą. Jos mato 300 laipsnių kampu, o žmogus gali matyti tik 180 laipsnių kampu aplink save. Miškas yra magiška atradimų vieta. Ir žinių vieta. Kviečiame visus 5-8 klasių mokinius į olimpiadą. Aš tai dalyvausiu. Mano mokytoja kieta, tikrai paruoš mane. Dalyvauk olimpiadoje ir tu. Pasidalink žiniomis apie mišką. Miškininkystės olimpiada. Registracija iki vasario 28 dienos.